Labas rytas visiems. Tikiuosi, kad jūs mane girdite. Esu Gintaras Kulbokas, Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas iš Valstybinės miškų tarnybos. Kviečiu pradėti dekarbonizacijos temai skirtą renginį. Norėčiau priminti, kad mūsų renginys vyksta klimato savaitės kontekste ir ši klimato savaitė yra skirta visuomeniai, kad atvirai kalbėti apie iššūkius ir galimybę švelninant klimato kaitą bei prisitaikant ir didinant savo atsparumą. Ir kviečiu pirmąjį pranešėją, Valstybinės miškų tarnybos vyriausiąjį specialistą, kuris pristatys pranešimą Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonės žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje ir jų efekto vertinimas. Taigi, Mariau, perim žodį. Pranešėjas vyriausias specialistas Marius Balčius. Tikiuosi gerai matote ir matote būtent skaidrę, o ne pranešėjo rodinį, kai aplinkui yra daug juodo fono. Taigi, pradėsiu nuo to, kad pirmiausiai apžvelgsime, kas yra tas LULUCF sektorius, tai yra žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės. Jis susideda iš miško žemės, produkuojančios arba pasėlių žemės, pievų ir ganyklų, vandenų ir pelkių, užstatytos teritorijos, kitos žemės ir nukirsto medžio produktų. Visos šios žemės gali kaitaliotis viena tarp kitos, bet apie tai papasakosiu kiek vėliau savo prezentacijoje. Taigi, pirmiausiai, kaip mes stebime visus šiuos pokyčius žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje. Pirmiausiai, mes remiamės Nacionalinės miškų inventorizacijos tinklu, kuris yra sistemingai išdėstytas 4x4 km tinkle. Kiekvieną barelį mes aplankome kartą per 5 metus ir atliekame sumedėjusios augmenijos matavimus. Iš viso Lietuvoje yra daugiau negu 16 000 taškų, kurie yra tolygiai pasiskirstę visoje teritorijoje. Vienas taškas atitinka 400 mūsų šalies teritorijos, 400 hektarų mūsų šalies teritorijos. Ir kai atliekame skaičiavimus šiltnamio efektą sukeliančių dujų, toliau jas vadinsiu šesdo skaičiavimams, mes tą kiekvieną barelį prilyginame 400 hektarų ir taip gauname visą Lietuvos plotą. Kaip jau ir minėjau, pagrindinis mūsų duomenų šaltinis yra nacionalinė miškų inventorizacija, kuri vyksta nuo pat 1998 metų. Tačiau iš pradžių jinai vyko tik miško žemėje, kai 2012 metais gavome tam tikrų pastabų iš Europos komisijos, mes šį tinklą praplėtėme ir į kitas žemės naudmenas, kad galėtumėm tiksliai apskaityti visą sektorių, ne vien miškininkystės. Taip pat, kai atliekame savo apskaitą, mes naudojamės ir papildomais duomenų šaltiniais. Tai Nacionalinės žemės tarnybos, miškų valstybės kadastrų bei kitų institucijų duomenimis. Jie yra reikalingi tam, kad galėtumėm užpildyti savo duomenų spragas arba patikslinti tam tikrus pokyčius žemės naudmenuose. Kiekvienoje žemės naudmenoje yra pagrindiniai 4 kaupikliai, kuriuos stebime. Tai yra biomasė, tiek gyva, tiek negyva, mineraliniai dirvožemiai, organiniai dirvožemiai bei nukirsto medžio produktai. Taip pat neatsiejama dalis nuo visų žemės naudmenų yra ir gaisrai. Kaip matote diagramoje, anglis šiuose kaupikliuose gali judėti abiejomis kryptimis, tiek kaip emisijos, tiek kaip absorbcijos. Tai priklauso nuo to, kokie gamtiniai procesai vyksta išliekančioje naudmenoje arba koks žemės naudojimo pokytis įvyko. Aiškumo dėliai, išliekanti naudmena tai tokia naudmena, kuri nekeičia savo naudojimo daugiau negu 20 metų. O žemės naudojimo pokyčiai, kuriuos apskaitome, tai yra žemės naudmena, kuri yra naująja naudmena trumpiau negu 20 metų.
Vienintelis kaupiklis, kuris bet kuriuo atveju, nesvarbu, ar tai būtų išliekanti žemės naudmena, ar naujoji žemės naudmena, yra nusausinti organiniai dirvožemiai. Dar kitaip galima tuos dirvožemius pavadinti durpėmis. Bet kuriuo atveju, kol jie yra neužlieti, jie skaidosi ir priklausomai nuo žemės naudojimo skleidžia didesnes arba mažesnes emisijas. Biomasė savyje sukauptą anglį gali prarasti, jeigu mūsų stebima sumedėjusi augmenija yra pašalinama arba iškertama, o taip pat ir didėti, jeigu paliekama toliau augti miške arba pievoje. Mineraliniai dirvožemiai turi panašią tendenciją. Jeigu paverčiama naudojimas į pasėlius iš miškų arba pievų, tuomet sukaupta anglis yra prarandama, jeigu atvirkščiai, tuomet kaupiama. Tačiau yra viena išimtis, tai pasėlių žemėje taikomų žemės dirbimo technologijų taikymas. Mes tas technologijas įvardiname kaip neriminę, tarpinius pasėlius, sėjomainas, taip pat ekologinius ūkius. Kai perėjus nuo tradicinės žemdirbystės, mineraliniai dirvožemiai taip pat gali kaupti anglį ir išliekančioje naudmenoje. Taip pat yra ir gaisrai, kurių metu skaičiuojami anglies praradimai biomasėje. Ir galiausiai, nukirsto medžių produktai, tai mūsų baldai, taip pat pastatai, popierius, tam tikros dailylentės ar kiti medžio produktai. Priklausomai nuo to, koks gaminys pagaminamas iš medienos, taikomi skirtingi periodai, per kuriuos anglis gali būti išskiriama į aplinką. Ir be abejo, kaip ir kiekvienas sektorius, mes turime tam tikrus reikalavimus iš Europos Sąjungos. Ir šiuo metu priimtame reglamente yra 2 apskaitos periodai nuo 2001 iki 25 bei nuo 26 iki 30. Pirmame periode yra kiek mažiau įsipareigojimų. Yra būtina pasiekti miškų žemės atskaitos lygmenį, tai yra nustatyta kvota miškų žemės naudmenai. Šis lygmuo yra paremtas 2000-2009 metų miško žemės duomenimis. Absorbcijos, kurios viršija nustatytą atskaitos lygmenį, yra traktuojamos kaip anglies kreditai, tačiau metinė reikšmė jie negali viršyti 3,5% viso laikotarpio absorbcijų tikslo. Šiuos kreditus mes galime pasidalinti ir su kitais sektoriais, tačiau tam yra uždėti tam tikri apribojimai, kurių negalime viršyti tam pasidalinimui. Taip pat teisiškai neįpareigojantys yra pasėlių, pievų ir ganyklos kitos lygmenys, nuo kurių taip pat skaičiuojami anglies kreditai. Jie nustatomi pagal 2005-2009 metų ataskaitų duomenys. Lygiai taip pat nustatomi ir Kyoto protokolo dalies miškų įveisimo ir numiškinimo kreditai. Sekančiame periode 26-29 atsiranda 2 reikšmės, kurias reikia pasiekti kiekvienai šaliai. Tai vadinamas 26-29 metų biudžetas ir 30 metų tikslas. Į 26-29 metų biudžetą įeina visos žemės naudmenos, kurios yra apskaitomos LULUCF sektoriui. Jo reikšmės galutinai bus aiškios tik 30 metais, nes tik tada bus galima pasakyti, koks yra 30 metų galutinis tikslas. Kaip matote, jis yra apskaičiuojamas pagal 2016-2018 metų LULUCF sektoriaus šias balansų vidurkį ir taip pat pridėta papildomą tikslą 0,6 milijono tonų CO2 ekvivalento. Čia yra jo galutinė reikšmė, tas tikslas 30 metų. Pradinė priklauso nuo 21-23 metų LULUCF inventoriaus balanso vidurkio. Detaliau visą šį tikslą paaiškinsiu tolimesnėse skaidrėse, todėl pernelyg ilgai čia neapsistosiu, tik paminėsiu, kad taip. Ir galiausiai, kaip mes įvykdome tuos reikalavimus, kurie yra įvardinti mūsų sektoriaus reglamente. Taigi, pirmojo periodo tikslai yra įvykdomi su kaupu. Kaip matote, tiek iš miškų atskaitos lygmens,
tiek iš kitų prognozuojamų naudmenų kreditų mes turime tikrai nemažus metinius sukaupimus. Čia yra pavaizduoti būtent metiniai, ne viso laikotarpio, kuriais mes galime pasidalinti su kitais sektoriais. Verta paminėti, kad maksimalus kiekis kreditų, kuriais galime pasidalinti su kitais sektoriais, yra 3,25 milijono tonų. Tačiau kiek liūdnesnis vaizdas yra sekančiame periode, būtent 26-30 metais. Mes biudžeto 26-29 vidutiniškai per metus nepasiekėme per 0,6 milijono tonų, o galutinio tikslo per 0,22. Verta paminėti taip pat, kad nepasiektas biudžeto kiekis su pritaikytu koeficientu, kuris yra nurodytas LULUCF reglamente, yra pridedamas prie galutinio tikslo kaip bauda, už kurią reikės arba mokėti baudą, arba pirkti kreditus iš kitų valstybių, jeigu jos taip pat sugebės juos sukaupti ir galės pasidalinti su kitomis valstybėmis. Ir dabar galime pereiti prie prognozės. Tai pirmiausiai, čia matome tiek istorinius duomenis iki 20 metų, tiek mūsų numatoma prognozė iki 30 metų. Kaip matote, nuo 2010 metų sukaupiama šesdo kiekis iš esmės mažėja mūsų sektoriuje. Tačiau paskutiniai metai rodo ganėtinai neblogą tendenciją, kadangi yra tam tikra stabilizacija apie 6 milijonus tonų CO2, bet, kaip matėte, mums tam tikslui pasiekti to nepakaks. Ir kaip ir minėjau, dabar detaliau paaiškinsiu, kaip bus sudaromi tiek tikslai, tiek biudžetas. Taigi, pirmiausiai yra 2016-2018 metų lygmuo, kuris yra tiesiog apskaičiuojamas kaip tų metų absorpcijų vidurkis, kuris Lietuvoje yra 6,4 milijonai tonų CO2. Ir prie šio vidurkio yra pridedamas papildomas tikslas, tai yra 0,66 milijonai tonų ir gaunama galutinė reikšmė 30 metais, kuris sudaro 7,1 milijono tonų CO2, kurį mes turėsime pasiekti. Pagal reglamente nurodytą skaičiavimų metodiką, pradinis taškas, nuo kurio skaičiuojama biudžetas, yra 21-23 metų vidurkis. Ir ta tiesė, kuri apibūdins mūsų biudžetą, prasideda 22 metais. Bet iš esmės jos reikšmės prasidės tik tai nuo 26 metų. Ir kaipgi mes atrodytume, jeigu nieko nedarytume, tai nesimant jokių veiksmų 30 metų atnaujinto LULUCF tikslo mes jokiais būdais nepasiektume. Tam trūksta 1,6 milijono tonų CO2 ekvivalento iki nustatytos kvotos. Tačiau, kadangi jau yra sukurtas nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas ir į jį įtrauktos tam tikros priemonės, tai jeigu apskaičiuotume mūsų sektoriaus absorpcijas su esamu planu, tai mes gauname papildomai 1 milijoną CO2, tačiau taip pat, kaip matote, mes vis tiek nepasiekėme nustatyto tikslo. Ir su papildomomis priemonėmis mes jį beveik pasiekėme, bet vis tiek dar trūksta gabaliuko 200 kilotonų arba 0,2 milijonų tonų iki galutinio tikslo. Tačiau 26-29 metų biudžeto mes bet kuriuo atveju nepasiekėme. Toliau, kaipgi mes atrodome kaimyninių ir daug miškų turinčių valstybių kontekste. Kaip matote, Lietuva šiuo metu 21 metais, kadangi mūsų ataskaitos iš esmės vėluoja 2 metais dėl
reportinimo reikalavimų niuansų. Tai už 21-23 metų nacionalinėme inventoriuje turime, kad Lietuva kaupė 6,1 milijonų tonų CO2. Kaip matote, kai kurios valstybės turi netgi emisijas iš šio sektoriaus, tai yra Latvija, Estija bei Suomija. Šios emisijos susidarė dėl tam tikrų gamtinių veiksmų, tai miškų ligų arba pernelyg didelių kirtimų. Taip pat verta paminėti, kad LULUCF reglamentas pirmą kartą buvo priimtas 2018 metais ir jame buvo nurodyta kiek kitokia reikšmė, kurią mes turėsime pasiekti 30 metais. Tai buvo 4,6 milijonai tonų CO2 ir, kaip matote, pagal dabartinę tendenciją mes jį būtume pakankamai prastai pasiekę. Kitos valstybės, jos turėjo bet kuriuo atveju gerokai didesnius, ypač daug miškų turinčios arba daug ploto tikslus, bet dabar tas tikslas šiek tiek pasikeitė. Palyginus su dabar prognozuojamo tikslu, jis padidėjo per 1,5 milijono CO2, tačiau Lenkai yra dar prastesnėje pozicijoje. Kaip matote, galima sakyti, kad jų tikslas 2 kartus viršija šiuo metu esančios absorbcijų galimybės. Galbūt dėl to vasaros pradžioje Seime vykusios su miškai susijusio konferencijoje Lenkų atstovas šį sektorių praminė Liuciferio dėl ypač drakoniškų ir didelių reikalavimų. Galbūt keisčiausiai šiame kontekste atrodo Estija ir Slovenija, kurios turi teigiamus tikslus. Tai yra, kad jom reikia susimažinti emisijas, kai tuo tarpu kitos valstybės galvoja apie absorbcijų didinimą. Galiausiai Lietuva turi vieną didžiausių įsipareigojimų, jeigu žvelgsime į plotinę išraišką. Mes lygiuojamės į mano minėtą Lenkiją, taip pat Švediją, kurie garsėja savo tvariai tvarkomais miškais ir kurios taip pat gerokai lenkia savo galimybėmis mus. Ir dabar pereisime į antrąją dalį, kur apžvelgsiu nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonės, kurios šiuo metu yra suprojektuotos ir atlikti skaičiavimai. Kadangi priemonių yra nemažai, tai gali užtrukti. Tačiau pabandysiu papasakoti, kokie kaupikliai buvo vertinti prie kiekvienos priemonės ir priemonės buvo sugrupuotos pagal tuos kaupiklius, kad pernelyg nesikartotų. Taip pat prie daugumos priemonių rasite parametrus ir matematinius skaičiavimus, kaip buvo gauti 1 metų rezultatai. Taigi, pradėkime nuo pirmųjų priemonių, tai šlapynių atkūrimo ariamuose durpžemiuose bei šlapynių išsaugojimo. Kaip matote, šie plotai šlapynių atkūrimui yra 8,000 hektarų, šlapynių išsaugojimui virš 19,000, beveik 20,000 hektarų. Ir emisijos buvo skaičiuotos arba emisijų sumažėjimas pagal mūsų skaičiavimuose naudojamas IPCC metodologijas, tai tiek 2006 metų gaires, tiek gabaliuką iš 2013 metų gairių. Šiose gairėse yra numatomi nusausintų organinių dirvožemių emisijų faktoriai pasėlių žemei, pievoms ir ganykloms bei pelkėms. Kai buvo atliekami šie skaičiavimai, buvo vertinta, kiek emisijų sumažės nuo pasėlių žemės, jeigu pasėlių žemę versime į pelkes, arba išsaugosime jas, kitaip tariant, tos emisijos neišsiskirs. Ir čia yra tiesiog vienas ganėtinai paprastas veiksmas, kai yra apskaičiuojama, kiek iš tam tikro ploto per metus būtų galima, kiek išsiskirtų, jeigu jisai būtų likęs pasėlių žeme, ir tiesiog atimama, kiek išsiskirtų emisijų, jeigu jos būtų paverčiamos į šlapynes.
ir gaunamas galutinis rezultatas, tai yra apie 30 kilotonų per 1 metus nuo viso bendro ploto. Daugybos ženklas, kaip matote, yra tiesiog pavertimas nurodytas į IPCC gairėse iš anglies į anglies dvideginio ekvivalentą. Taip pat verta paminėti, kad nebūtinai visi efektai atsispindi galutinėme Šesdo balanse, jau mano anksčiau rodytame, kadangi tam tikros emisijos yra labiau kaip emisijų išvengimas, o ne aktyvus jų sumažinimas. Čia galime pereiti prie antros grupės, tai yra natūralių pievų bei rūšių buveinių tvarkymo bei pievų plotų išsaugojimo. Tai šių priemonių plotai yra natūralių pievų tvarkymo virš 50 tūkstančių hektarų bei pievų plotų išsaugojimas apie 8 tūkstančius hektarų. Šių priemonių efektas buvo skaičiuojamas 4 kaupikliams. Tai biomasiai, kurie bus prarandama pavertus pievas į pasėlius. Ir čia yra pavaizduoti, kokios yra vidutinės biomasės reikšmės išreikštos anglimi abiejose naudmenuose, taip pat paklotės praradimui, mineraliniams dirvožemiams bei organiniams dirvožemiams. Taigi, pirmasis veiksmas yra biomasės ir paklotės praradimai galimi. Jeigu verstume pievas į pasėlius, kaip matote, dėl to susidarytų beveik 13 kilotonų anglies nuo viso ploto. Taip pat mineraliniuose dirvožemiuose susidarytų tik 1,2 kilotonos anglies. Šis veiksmas iš esmės apibūdina tik tai mineralinius dirvožemius. Dėl to buvo skaičiuotas ne nuo viso 1 metų ploto, bet nuo tik mineralinių dirvožemių. Kadangi pagal mūsų inventorių galime numatyti, kiek ploto sudaro organiniai dirvožemiai, tai mūsų duomenimis tai yra 6,6% pievose. Dėl to šiame skaičiavime nenaudojamas visas plotas, bet tik dalis jo. Ir būtent tas visas pokytis anglies mineraliniuose dirvožemiuose yra paskirstomas 20 metų laikotarpiui, kadangi taip numato IPCC mano jau minėtos gairės. Galiausiai yra apskaičiuojama organinių dirvožemių emisijos, kiek jų galėtų susidaryti. Ir tada tiesiog viskas sudedama ir gaunamas galutinis efektas, kiek būtų sutaupoma emisijų būtent su L2 priemonė, kuri yra natūralių pievų tvarkymas. Toliau truputėlis įvado, kadangi buvo kilę nemažai diskusijų dėl tausojančių žemės dirbimo technologijų, tai šiek tiek praplėtėme šį skyrelį. Tai skaičiavimuose, kaip ir anksčiau, naudojamos tos pačios IPCC gairės, taip pat jau minėtos mineralinių dirvožemių vidutinės anglies vertės, tai yra 76,1, kadangi buvo iki galo neaišku, kaip reikėtų skaičiuoti, kombinuojant tam tikras priemonės, buvo pasitarta su Lietuvos agrarinių ir miško mokslų centro ekspertų Kęstučiu Armalaičiu. Tiesiog, kad išsigrynintumėm, kaip taikyti tam tikrus skaičiavimus. Visiems toliau sekantiems skaičiavimams buvo naudota ta pati metodologija, tai tausojančių žemės dirbimo technologijos ploto pokytis tam tikrais metais, taip pat organinės anglies mineraliniuose dirvožemiuose pokytis būtent tarp naudojamų technologijų pokyčio ir visa tai buvo tiesiog paskirstyta 20 metų laikotarpiui. Taigi, pirmoji
priemonė, kuri yra įvardinta mano prieš tai minėtose skaidrėse, yra neariminė technologijų plėtra. Taigi bendras priemonės plotas numatytas nacionalinėme energetikos ir klimato srities veiksmų plane yra beveik 500 000 hektarų, bet šis plotas iš dalies persiskirsto ir į kitas priemonės. Tai yra tarpinius pasėlius ir sėjomainą. Skaidrėje galite matyti, kokie plotai buvo perskirstyti į tas kitas priemonės. Šis sprendimas buvo priimtas, kadangi priėmėme prielaidą, kad ūkininkai greičiausiai naudos ne vien neariminę technologiją, bet ir tam tikras kitas technologijas, kurios padės pagerinti mineralinių dirvožemių struktūrą, taip pat galbūt sutaupyti šiek tiek lėšų. Čia taip pat matote ir tam tikrus koeficientus, kurie buvo naudoti skaičiavimuose, tai FLU, FMG ir FI. Kiekvienas iš jų atitinka tam tikrą pokytį, kuris yra toje žemės dirbimo technologijoje. Tai FLU yra žemės naudojimo koeficientas, jisai yra bendras visiems pasėlių žemės dirbimo technologijom. Taip pat FMG tai yra žemės tvarkymo, tai 1,15. Čia įeina tam tikros sumažintos dirvožemio vartymo būdai, bei FI tai yra žemės tręšimo. Tai be abejo, su neariminėmis technologijomis mes turime tik tai FMG, kuris yra didesnis ir dėl to pasikeičia galutinė organinės anglies vertė į 60 su uodegėle. Ir čia yra pavaizduotas 1 metų efektas, kai buvo apskaičiuotas tam tikras pokytis, taip pat žemės technologijos pokytis ir jisai tiesiog išreikštas galutinė šesda reikšme. Toliau tarpinių pasėlių skatinimas, tai bendras priemonės plotas numatytas nacionalinėme plane yra 200 000 hektarų. Čia taip pat buvo pritaikyti tie patys koeficientai FLU, FMG ir FI, tačiau pakeistas tik tai FI, kadangi dėl tarpinių pasėlių tikimės, kad bus tam tikras tręšimas šiuose plotuose ir taip pat persidengiančiuose plotuose su neariminė žemdirbystė, taip pat įtrauktas ir FMG, tai yra 1,15. Ir čia yra pavaizduota galutinė tos žemės technologijos reikšmė. Ir paskutinė tausojanti priemonė yra augalų kaitos skatinimas, tai dar žinomas kaip sėjomaina. Bendras šios priemonės plotas yra 276 000 hektarų. Čia taip pat taikyti koeficientai, mano jau anksčiau minėti. Ir kadangi šiuo metu neturime duomenų apie šios plotus, tai tiesiog buvo priimta prielaida, kad skaičiuosime nuo 0 hektarų ir tiesiog tas visas pokytis, kuris įvyks, tai jisai ir bus skaičiuojamas toliau. Toliau, sekanti priemonė ariamųjų durpžemių keitimas pievomis. Būtent NEXPO plane yra numatyta, kad šis pokytis įvyks daugiau negu 9 000 hektarų. Čia taip pat buvo naudota IPCC metodika, taip pat tie patys mano jau anksčiau minėti organinių dirvožemių emisijų faktoriai. Ir tiesiog apskaičiuota vienu labai paprastu veiksmu. Ir galime pereiti prie kitos priemonės, tai yra žaliosios paklotės skatinimo. Šios priemonės plotas numatytas NEXPE yra
virš 15 tūkstančių hektarų. Taip pat priemonės efektas buvo skaičiuojamas 3 kaupikliams, tai biomasiai, mineraliniams dirvožemiams ir nuokritams. Tai be abejo, biomasė buvo skaičiuojama, koks įvyks pokytis, jeigu pasėlių žemę paversime į pievas, mineraliniams dirvožemiams ir nuokritams taip pat lygiai tas pats ir galiausiai apskaičiuojamas bendras ŠSD efektas. Šiek tiek kitokia priemonė jau dabar yra susijusi su miškais. Tai yra 3 priemonės: miškų įveisimas tiek privačiuose, tiek valstybiniuose miškuose, bei medžių savaiminukų įtraukimas į apskaitą. Tai miškų įveisimas privačiuose miškuose, čia numatytas L9 priemonė, tai yra 3,5 tūkstančių hektarų. Medžių savaiminukų įtraukimas į apskaitą yra tikrai pakankamai svarus, čia numatyta net 24 tūkstančiai hektarų. Ir miškų įveisimas valstybiniuose miškuose kiek daugiau negu 2000 hektarų. Šiuose priemonėse buvo skaičiuoti 3 kaupikliai, tai gyva biomasė, mineraliniai dirvožemiai bei jų pokytis, bei organinių dirvožemių pokytis. Koks įvyks, jeigu pasėlius paversime miškais? Iš karto atsiprašau, čia yra tik tai viena labai bendrinė formulė, kadangi biomasės apskaičiavimui yra naudojama tam tikras algoritmas naujai apsodintų arba savaiminių miškų ir tiesiog būtų susidaręs labai ilga ta eilė, kad galėtumėt pamatyti galutinį rezultatą. Todėl nusprendžiau pavaizduoti tik būtent bendrinę formulę. Ir čia turbūt yra tam tikri aspektai toje formulėje, kurie galbūt, kuriuos reikia paaiškinti. Plotas turbūt yra visiems aišku, kad tai bus tiesiog metinis ploto pokytis ir galų gale tai pereis į visą bendrą priemonės plotą. Tūrio pokytis yra būtent tas kintamasis, dėl kurio buvo nuspręsta atsisakyti viso bendro veiksmo pavaizdavimo, kadangi nauji miškai būtų skaičiuojami kaip 20 atskirų reikšmių, tiesiog būtų labai išsiplėtę viskas, medienos tankis, jisai buvo paimtas iš IPCC mūsų naudojamų gairių, taip pat kaip ir biomasės plėtimosi faktorius ir požeminės biomasės koeficientas, jis naudojamas apskaičiuoti požeminiai biomasiai, tai yra šaknims. Ir CF tai yra tiesiog visos biomasės pavertimas į anglį ir galiausiai ta apskaičiuota anglis yra paverčiama į CO2, anglies dvideginio ekvivalentą. Toliau ganėtinai panaši priemonė, kurioje buvo skaičiuojama tik gyva biomasė, yra jaunuolynų ugdymas. Šioje priemonėje buvo priimta prielaida, kad ji padidins numatytame plote, tai yra 16,5 tūkstančio hektarų anglies kaupimą 10%. Ir kadangi tai bus atliekama būtent jau paverstuose miškuose, tai buvo skaičiuota tik gyvos biomasės pokytis, kuris skaičiuotas atitinkamai, kaip ir paminėta ankstesnėje skaidrėje. Taip pat buvo skaičiuotas miškų kokybės gerinimas, čia plotas numatytas 2,5 tūkstančio hektarų. Ir čia yra vienintelė priemonė LULUCF sektoriuje, kuri trumpuoju laikotarpiu iki 30 metų turi neigiamą poveikį, kadangi yra išskiriamos papildomos emisijos. Šios emisijos susidaro dėl to, kad buvo priimta prielaida, jog medyno pertvarkymo metu bus pašalinama visa gyva biomasė. Ir taip pat, kaip ir ankstesnėse priemonėse, atnaujinto miško augimas buvo vertintas pagal pasodinto miško augimo algoritmą. Taip, ir viena paskutinių priemonių, tai kraštovaizdžio elementų išsaugojimas. Bendras
šios visos priemonės plotas S plane yra net 86 000 hektarų, tačiau ši priemonė atitinka ir kitą priemonę, tai yra kraštovaizdžio elementų priežiūra, todėl ir į tą priemonę įeina keletas kitų veiklų, tačiau buvo skaičiuota tik tai mano paminėtoms dviems veikloms. Tai už naujų žolinių elementų įkūrimą, tai yra būtent pasėlių vertimas į pievas, ir naujų medėjančių elementų sodinimas, tai būtų apsauginių juostų sodinimas pasėlių laukų šonuose, kad būtų galima apsaugoti nuo erozijos tuos laukus. Ir priemonės efektas buvo skaičiuojamas 3 kaupikliams, tai gyvai biomasiai kraštovaizdžio elementuose, tai čia būtent medienai, kuri buvo pavaizduota ankstesnėse skaidrėse, taip pat biomasės pokyčiai pievose, kurie taip pat buvo pavaizduoti ankstesnėse skaidrėse, ir mineralinių dirvožemių anglies pokyčiai, kurie taip pat buvo pavaizduoti ankstesnėse skaidrėse, dėl to iš esmės skaičiavimo kaip ir neparodžiau. Ir pati paskutinė priemonė, kuri nėra susijusi su ploto pokyčiais, o su nukirsto medžio produktais. Tai yra organinės statybos skatinimas. Šioje priemonėje buvo priimta prielaida, kad jos veikimui bus panaudota žaliavinė mediena, kuri šiuo metu yra eksportuojama į kitas valstybės. Dėl to kirtimo normų ar kažkokių kitokių biomasės panaudojimo iš miško neturėtų padidėti. Taip pat gamykla, kuri pagal priemonėje formuluojamas reikalavimus, galėtų panaudoti apie 220 000 kubinių metrų pjautinės medienos per metus. Šis skaičius buvo gautas surinkus informaciją iš atitinkamų literatūros šaltinių, kiek reikėtų kubinių metrų medienos vienam kvadratiniui metrui pastatų. Ir galiausiai skaičiavimai buvo panaudotas pjautinės medienos pusėjimo trukmė, kuri yra nurodyta anksčiau minėtose IPCC gairėse, 35 metai. Ir šis skaičiavimas pirmiausiai prasideda nuo konversijos iš tūrio į biomasę, kurioje taip pat panaudojamas IPCC koeficientas. Ir galiausiai anglies sankaupų pokytis 1 metų. Į šią formulę įeina tiek naujai ateinančios sankaupos, tiek išeinančios sankaupos 1 metų. Kadangi pusėjimo trukmė yra 35 metai, tai mes laikome, kad kiekvienais metais lygiomis dalimis per 35 metus iš pagamintų medienos produktų bus emituojama 1/35 būtent sukauptos vertės. Ir čia buvo paskutinė mano nagrinėta priemonė. Ir dabar tiesiog bendras apibendrinimas, tai iš esamų politikos priemonių pačios efektyviausios yra augalų kaitos skatinimas, kuris iš viso turės daugiau negu 4000 kilotonų CO2 ekvivalento efektą per visą laikotarpį. Taip pat tarpinių pasėlių skatinimas, kuris turės daugiau negu 3000 kilotonų efektą, ir durpžemių atkūrimas, vertimas pievomis, kuris turės beveik 1000 kilotonų efektą. Tačiau, kaip matote, tie efektai, jie nėra būtent visiškai lygiaverčiai, kadangi iš 1 hektaro galime gauti gerokai skirtingas reikšmes. Tai tiek ir čia efektyviausios pasirodo esančios durpžemių atkūrimai, kurie per 1 hektarą gali sutaupyti daugiau negu 100 kilotonų CO2. Na, o iš kitų tai būtų verta paminėti, kad miškų įveisimas taip pat yra palyginus efektyvi priemonė, kuri nors sukaupia tik 143 kilotonus, bet per 1 hektarą geba sukaupti apie 40 kilotonų CO2.
Ir papildomos politikos priemonės, tai čia efektyviausia vis dėlto yra organinė statyba, vien dėl labai didelių apimčių, kurios yra numatomos kiekvienais metais, kad bus gaminama, taip pat medžių savaiminukų išsaugojimas bei miškų įveisimas. Na ir kaip ir minėjau, kad trumpuoju laikotarpiu turinti neigiamą efektą mūsų sektoriui yra miškų kokybės gerinimas. Čia jisai per šį periodą išskirs 126 kilotonas CO2. Ir galime pereiti prie apibendrinimo, tai kad dauguma NEXPO priemonių yra esamos politikos ir tik dalis priemonių yra papildomos. Čia nagrinėjamos priemonės buvo tik tai tos šiame pristatyme, kurios turėjo tam tikrą efektą, o nebuvo ten, tarkim, moksliniai tyrimai ar kažkokie kiti, kurie neturės efekto, o tik galbūt padės patikslinti metodologijas. Taigi šios priemonės taip pat priartina Lietuvą prie ES kaupimo tikslų, bet vis tiek į šį planą reikėtų įtraukti daugiau greito veikimo priemonių, kurios galėtų efektyviai priartinti prie būtent antrojo periodo tikslų pasiekimo. Galima teigti, kad itin svariai prie emisijų mažinimo ir absorbcijų didinimo prisideda ir pasėlių žemė, kuri istoriškai buvo imituojanti žemės naudmeną, bet toliau jinai persiverčia į absorbuojančią ir priemonės vertintos pagal naudojamą skaičiavimo metodologiją, tačiau tam tikri rezultatai gali keistis priklausomai nuo metodikų atnaujinimo. Čia turbūt jautriausiai pasireikš nusausintiems organiniams dirvožemiams bei mūsų planuojamam atnaujinimui mineraliniuose dirvožemiuose. Ir tuo baigiu savo pristatymą. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū Mariui. Tikrai labai detalus ir gan techninis pranešimas ir tikimės, kad šis pranešimas bus naudingas atskiriem ekspertam, atskirų sričių ekspertam. Reikia suprasti, kad mūsų sektorius apima tikrai platų spektrą, platų technologinį spektrą, praktiškai čia ir miškai, ir žemės ūkis, ir jo naudojimas. Taigi tikimės, kad svetainėje pateikti mūsų pranešimai, taip pat svetainėje pateikti mūsų įrašai bus naudingi šitiem ekspertam. Dabar prašytume pereiti prie klausimų, toliau prie diskusijų. Galbūt yra iš auditorijos užduodamų klausimų. Čiate aš klausimus seku, į vieną jau esu atsakęs, jeigu yra daugiau klausimų, prašom užduoti. Matau, yra ir antras. Tai galbūt pradėkime. Taip, jeigu nėra iš auditorijos, o atrodo, kad nėra žodžių klausimų. Atrodo, turime. Prašau, Mantą Dabkų. Sveiki. Turiu klausimą vieną dėl pačio NEXT plano. Taip, buvo jis iki berods rugpjūčio rugsėjo mėnesio teiktas viešai konsultacijai. Taip, tos papildomos priemonės ir panašiai. Ar tos jau priemonės yra jau galutinės, ar dar gali keistis, atsirasti naujų priemonių kažkokių, kokia tam stadija yra dėl pačio plano patvirtinimo ar panašiai, gal daugiau informacijos turit? Ačiū. Mano žiniomis yra gauti visos pastabos dėl NEXPO plano ir bus taip pat tam tikri svarstymai galbūt dėl tam tikrų jau esamų šiame plane priemonių korekcijų. Dėl naujų priemonių įtraukimo negaliu dabar tiksliai atsakyti, kadangi nesu būtent tiksliai susijęs su šių priemonių įtraukimu. Aš labiau techninis ekspertas, kuris vertina jau įtrauktas priemonės. Tai turbūt ne visai pilnas atsakymas, bet iš dalies bus keičiamos turbūt tam tikrų priemonių apimtys ir galbūt bus, tiesiog negaliu tiksliai atsakyti, ar bus įtraukiama ar ne.
Čia gal aš papildyčiau, kad Taip. diskusijose turbūt turėsime, galbūt turime ir iš aplinkos ministerijos ar Žemės ūkio ministerijos atstovų, kurie atsakingi už Nexpa, galbūt jie galės diskusijose pakomentuoti. Matau, Kristina jau nori tai padaryti. Kristina Simonaitytė, prašau. Taip, sveiki visi. Aš atsiprašau, kad užbėgau už akių, gal jūs norėjote tikrai diskusijai palikti, bet atsakant į šitą klausimą, tai aišku, aplinkos ministerijos kolegos geriausiai atsakytų, nes jie koordinuoja visą šitą procesą derinimo dėl Nexo. Mes tik esam viena ta jo detalė, ar ne, žemės ūkis ir vat, kas susijęs su žemės naudmenų keitimu. Bet ką aš iš savo pusės galiu pasakyti, kad iš tikrųjų dabar šiuo metu yra jau tos svarstomos pateiktos pastabos, ar ne, per vykusią viešąją konsultaciją. Ir kaip buvo minėta, tai žinoma, tam tikrų pakeitimų matyt bus priemonėse, dėl to, kad tiek dėl tai, kas pateikta pastabose, bet to pačiu ir dėl to, jog šiuo metu yra keičiamas strateginis planas, atsižvelgiant į jau šių metų patirtį, šių metų deklaravimo. Ir ten numatoma keisti ir tam, gal kai kurių priemonių apimtis ir taip pat mes svarstom apie galbūt ir naujas priemonės įtraukti. Tai tikėtina, kad vis tiek ir Nexe turės tas atsispindėti. Ar mes prašysim kažkaip tai iš žodžiu, visuomenės ar neplatesnio rato dar teikti pasiūlymus, tai negalėčiau dabar pasakyti, šiaip tai abejoju tuo, dėl to, kad mes tikrai turėjom labai ilgą procesą tiems tų pasiūlymų teikimams pernai metais. Tai galbūt dabar toks atsakymas. O šiaip dėl pačios eigos, tai Nexo tą jau galutinį variantą mes turim patvirtinti ir pateikti Europos komisijai iki kitų metų vidurio, iki birželio 30 dienos, pagal reglamentinės nuostatas. Ačiū Kristinai. Dabar aš pereičiau prie kitų klausimų. Turime 3 klausimus iš auditorijos. Taigi, Mindaugas Šilininkas, prašau. Sveiki. Norėjau paklausti tokio dalyko. Dabar tas Nexpas daugumą remiasi turbūt tais IPCC koeficientais, ne, ypač kas liečia dirvožemius ir taip toliau. Dabar ar jūs bandėt žiūrėti, kokia yra, vis tiek tyrimų yra nemažai jau daryta, sakysime, tų dirvožemių, kokia yra reali situacija, nes aš dabar, kai lyginu, ką jūs pasakėt, kiek ten yra pievose, kiek ten kur bus sukaupta, mes, kaip darėme, sakysim, šiek tiek tyrimų, ten būtent, tai, sakykime, nebuvo ten labai didelė apimtis, bet apie 400-500 ėminių. Ir matom, kad, gerokai yra mažesni kiekiai pradiniai, sakysim, tų anglies. Sakykim, vėlgi reikia žiūrėti labai skirtingai, nes, sakysim, priklauso nuo dirvožemio tipo, sakysim, šitie anglies kiekiai. Ir ar, sakykime, aišku, mes dabar labai viską taip gražiai skaičiuojam, tais koeficientais taip toliau, ir jeigu kažkada bus įvestas reikalavimas vis tik tai, vertinti tai, ką mes turim pačioje šalyje, ar nebus taip, kad, ta prasme, iš tikrųjų, čia viskas gali radikaliai pasikeisti. Galima, aš įvadą į šito klausimo atsakymą. Algis Gaižutis uždavė panašų klausimą ir aš gal tokį apibendrintą komentarą norėčiau pasakyti, kad mūsų nacionaliniai emisijų faktorių normatyvai yra siektinas rezultatas ir tam mes dedame tikrai didelės pastangas, užsakome studijas. Nuo 27 metų didiesiams kaupikliams mes privalėsime turėti nacionalinius normatyvus ir iš tikrųjų esame labai dėkingi tiek Algiui Gaižučiui, tiek dabar Šilininkui už idėjas ir mintis ir galbūt reiktų konkrečiau aptarti jau dėl tų nacionalinių emisijų faktorių tobulinimo. Dar aš galiu čia paminėti, kad turime LIFO projektus, kurie mums irgi padeda dengti tuos emisijų faktorius, tai sakykime, nusausinti organinį dirvožemį, tai Rokbaltas, Gefarmas šiuo metu pradedamas ir kuris bus antrasis pranešimas susijęs su sertifikavimu CO2 išmetimu. Tai jisai irgi mums žada atsakyti nemažai klausimų ir galbūt tam antram pranešime mes galėsime susipažinti su jų ambicijomis. Na ir kažkiek tai galima atsižvelgti kaimynės patirtis, bet tai turime prieiti ir objektyviai pateikti visų pirma pageidautina pagal mokslinės studijas. Na ir metodikas mes tobuliname ir toliau. Tai Mariau, ką tu gal galėtum dar papildyti?
Taip, čia turbūt reikėtų papildyti, kad tiesiog šios priemonės buvo vertinamos taip, kad tikrai susisietų su dabar vykdoma mūsų apskaita. Tai tiesiog, kad viskas atitiktų, ką mes dabar teikiame tiek inventoriaus ataskaitose, tiek tose ataskaitose. Tai tiesiog buvo naudojami dabar esančios skaičiavimo metodologijos. Ir kaip turbūt pačiame pranešimo gale paminėjau, kad taip, tie galutiniai rezultatai gali keistis priklausomai nuo to, kaip pasikeis metodologijos. Ir šiuo metu iš esmės dirbame prie to, kad tikrai patikslintume mineralinių dirvožemių skaičiavimo metodologiją, kad nebūtų būtent tik tai vienas skaičius visai žemės naudmenai, bet kad galėtume skaičiuoti pagal skirtingas dirvožemių grupės. Taip pat šiuo metu laukiame Gintaro minėto LIFO projekto rezultatų dėl nusausintų organinių dirvožemių emisijų faktoriaus patikslinimo, kadangi tikrai šiuo metu naudojamas IPCC gairėse numatytas koeficientas, jisai greičiausiai netitinka to, ką mes turime realybėje. Tai tos priemonės, kurios turbūt susijusios su pelkėmis, taip pat galės ateityje būti šiek tiek, kad persiskaičiuos priklausomai nuo to, kokie bus naujieji. Ir dabar matau, kad yra naujas klausimas čiate, tai taip, jeigu bus keičiama metodologija, tai bus keičiama visa mūsų duomenų seka ir bus perskaičiuojami visi duomenys, tai tuo pačiu pasikeis ir baziniai metai, tačiau tas mūsų tikslas nurodytas Europos Sąjungos, tai yra 0,66, jis dėja, bet išliks tas pats. Taip, ačiū už gerus klausimus. Toliau Nerijus, prašau. Labadiena. Jo, emisijų faktoriai, tai mes Life Pit restore nustatinėjom ypač miškais apaugę durpynai, tai emisijų faktoriai jie skiriasi ir gana ženkliai nuo IPCC. Bet turiu du klausimus. Ten pradžioje minėjote, kad apie kreditus, ko gero gal antram pranešime tas bus paliesta, bet tiesiog nesupratau, ten pačioj pradžioje kažkaip, ar jūs tuos kreditus ketinat jais taip pat uždengti dalį įsipareigojimų ir kaip tada su dviguba apskaita, nes kreditai, kaip žinia, yra savanoriški ir jie dengia kitų savo norų dengiančių anglies pėdsaką ir panašiai, offsetą, kitaip sakant. O antras klausimas čia dėl tų plotinių. Jūs paminėjot apie organinę statybą, bet matot, nežinau, ar čia IPCC nurodo, ar čia šalis narė gali šalis pasirinkti daugiau kaip čia apskaitos vienetų, nes, pavyzdžiui, durpynai eksploatuojami, kokia yra bėda, kad emisija iš ploto vieneto eksploatuojamo durpyno turi tam tikrą faktorių, tačiau bėda ta, kad ta durpė iškeliauja į kitas šalis dažniausiai ir tada emisija ir didžioji dalis šiaip jau kyla perdirbant durpę. Čia matyt tas pats su mediena, jeigu jinai eksportuojama į kažkokią šalį, tai emisija sudaro toj šalyje. Tai ar čia nereikėtų labiau panagrinėti šitą sritį, nes dabar gaunasi, kad Lietuva prisiima nepelnytai kitose šalyse kylančias emisijas dėl žaliavos eksporto? Ačiū. Taip, tai turbūt pradėsiu, galbūt Gintaras, jeigu galės papildyti, tai į pirmąjį klausimą dėl anglies tų kreditų. Čia šie kreditai, jie nėra būtent tos savanoriškos sistemos kreditai. Jie yra reglamentuojama pastangų pasidalinimo reglamente, kuris nurodo, kad mūsų sektorius, tai yra LULUCF sektorius, gali dengti tam tikras emisijas iš kitų sektorių mūsų valstybėje. Ir ten yra tiesiog nurodyta galutinė reikšmė, kiek iš viso emisijų mes galime pasidalinti, jeigu turime kreditų.
tie kreditai yra tiesiog apskaičiuojami pagal nustatytus atskaitos lygmenis, kuriuos minėjau pranešimo pradžioje. Tai būtent nuo miškų, pasėlių ir pievų, bei apmiškintų ir numiškintų plotų balanso. Šie kreditai, iš esmės, jais būtų galima prekiauti tik tarp valstybių, kad būtų galima įvykdyti ES reikalavimus. Ir yra nustatytos tam tikros kvotos, kiek tų kreditų galime panaudoti. Tai per visą šį dešimtmetį, tai yra nuo 21 iki 30 metų, mes iš viso galime pasidalinti 6,5 milijono tonų kreditų ir kiekvienam periodui po 3,25 milijono tonų. Tai čia yra tiesiog dvi skirtingos sistemos, čia nėra būtent ta savanoriška sistema kreditų, čia yra jau tiesiog reglamentuota pastangų pasidalinimas, kad jeigu mūsų valstybėje kiti sektoriai neįvykdo savo reikalavimų emisijų sumažinimo, mes galime tam tikrą nedidelę dalį jų padengti kreditais iš mūsų LULUCF sektoriaus. Atsakant į antrą klausimą, ši priemonė iš esmės buvo skaičiuota tik būtent medienos gamybai, kuri įvyks mūsų šalies viduje, kadangi šiuo metu mano žiniomis yra kaip ir planuojamas modulinių pastatų gamykla, gal jinai yra ir pastatyta, ir tiesiog čia buvo efektas skaičiuojamas jai. Dėl to kažkokių emisijų eksporto kaip ir šiuose priemonėse nėra, bet pastaba dėl to neaiškumo, kaip vyksta visos tos emisijų, kaip vyksta tie emisijų eksportas ar importas iš kitų valstybių su medienos produktais, jis yra tikrai nagrinėtinas ir čia turbūt reikėtų tiesiog taip pat pasitarti su ekspertais ir galbūt netgi keletą valstybių lygmenių. Nežinau, galbūt Gintaras dar kažką į mano atsakymus galės pridėti, bet atsakymai tokie. Gal tai pabaigai truputį papildyčiau. Šiaip manau, kad su durpėm yra taip pat kaip su mediena. Mes esame atsakingi už tik tai tą medieną, kurią patys pagaminame šalies lygių. Tai yra absorbcijos nukirsto medžio produktuose yra įskaitomos į mūsų sąskaitą tik tai tos medienos, kur pagaminame šalyje. Tai yra mūsų miškai užaugina. O įvežtinės medienos pagaminti produktai mums nebepriklauso, ta šalis, kuri užaugino medieną, galėtų savo panaudoti. Dabar dėl durpės nesu įsitikinęs, reiktų pasitikrinti, bet man atrodo, sistema veikia analogiškai, kad mes atsakingi už tas emisijas, kur iškasam šalyje. Automatiškai ta durpė, kuri iškasama, jinai nurašoma į emisijas, o ir kitoje šalyje tos emisijos įvyksta fiziškai. Galbūt mes diskusijai dar galėtume palikti šitą klausimą, galbūt kažkiek tai ir politikai norėčiau prisidėti, pakomentuoti tuos procesus, kurie jau, sakykime, aukštesnėme teisinėme lygyje. Aš gal norėčiau pereiti į čiato klausimus. Pirmą aš maždaug pagarsinau ir dabar turime Algio Gaižučio dar vieną klausimą, kuris siejasi su dabar aptariamais dalykais. Tai kaip siesis dekarbonizacijos įsipareigojimai su šiuo metu Europos parlamente svarstamu Carbon Removal Certification Framework? Tai platesnis tas klausimas, bet esmė ta pati ir taip kaip ir yra klausime paminėta. Tai yra šiuo metu politikų diskusijų klausimas, bus priimamas anglies sertifikavimo reglamentas, jisai numatys tam tikras žaidimo taisyklės, kaip mes galėsime įtraukti atskirus vienetus, ūkinius vienetus į mūsų dekarbonizacijos procesą. Ir tą įtraukimo sistemą šiandien matysime, pristatys antras pranešėjas siekius sukurti tą įtraukimo sistemą.
O tai, kaip tai atsilieps mūsų nacionaliniam įsipareigojimam, yra sunku pasakyti, nes du variantai galimi. Arba leis tas pastangas, už kurias gaus kreditus individualūs ūkiai, įtraukti į nacionalinių pastangų sąrašą, sakykime, į nacionalinės pastangas tą efektą, arba neleis. Greičiausia krypstama link pirmojo varianto, nes tiesiog taip yra logiškiau. Dabar dar čia visa eilė klausimų, gal vieną senesnį atsiradusi, norėčiau pagarsinti, jei bus keičiama metodologija, faktoriai, ar bus perskaičiuojami ir baziniai metai. Atsakymas taip, baziniai metai taip pat bus perskaičiuojami, todėl tam, kad išvengti šalių manipulacijos ataskaitomis. Sakykime, jeigu jie pakeičia normatyvus, pakeičia tik dabartinį efektą. Ne, jie turėsime pakeisti ir bazinius metus, todėl iš esmės kažkaip pačią situaciją keisti neturėtų. Ir aišku, labai liūdna, kad miškai šiuo atveju absorbcijų generavimą mažina. Ir mes jį turėjome labai didelį 16-18 metais. Ir tas mažinimas, gamtinis mažinimas, ne dėl kirtimų, nes kirtimai pas mus nuolat to paties lygio. Ir papildomai įveisti miškai nesugeba kompensuoti to sumažėjimo natūralaus gamtinio, kuris vyksta kaip procesas natūralus, šiek tiek senėjančių miškų ir bendrai klimato kaitos įtakoje. Taip, mūsų ir aplinkinių šalių kaupimas miškuose ir absorbcijos mažėja. Tai čia yra toks liūdnas paminėtinas faktas ir jį labai stengiamės kompensuoti žemės ūkio priemonėmis, jau Mariaus minėtomis. Tai tiek plačiau apie šitą klausimą. Na tai ką, jeigu šitai daliai klausimų ir diskusijos jau nebeturime, turime Nerijų, prašau. Jo, gal tiesiog matot, tų pasiūlymų tai yra daug, dabargi pateikta yra VDU ir Mylių miško tyrimas dėl įžvalgų, kaip didinti anglies sankaupas miškuose, keičiant miškininkystės praktikas, bet vėlgi ten, kad tai yra gana sudėtinga, bet iš kitos pusės tai, ką valstybė numato daryti, kad vis dėlto atlikti skaičiavimus. Kaip Latvija sugebėjo pasidaryti, aišku, mes turime daug kritikos, ypač kas liečia organinius, kitaip sakant, durpynus, nes mokslo tyrimą nėra lengva atlikti. Tai klausimas. Nes čia dabar gaunasi taip, kad nevyriausybinės organizacijos, ypač kas liečia LIFE, mes nesame atsakingi. Aš atstovauju pelkių atkūrimo fondą. Tai čia yra mūsų čia trūksta tokio valstybinio matymo, mano galva. O kitas dalykas, ir čia buvo klausimas čiate dėl to Europos komisijos reglamento dėl absorbentų. Vėlgi, mes jau kalbam apie tai daugiau nei 2 metus. Valstybė vėlgi buvo pasakyta aiškiai, kad valstybinės įstaigos ar valstybė kaip tokia nedalyvaus savanoriškų kreditų sistemų vystyme, steigime, neprisijaims jokių dalyvio rolių. Tai vėl, o turime gana nemažai tų pačių valstybinėje žemėje esančių, daug turime valstybinėje žemėje esančių miškų, tų pačių durpynų ar pievų ir taip toliau. Tai kodėl valstybė turi tokį požiūrį? Tai tada sėdam visi, turim žinių vieni tokias, kiti kitokias, o kad įgyvendinti reglamentą, taigi ten yra ir valdymo reikalavimai, registro, audito, ten, yra aibės sudėtingų reikalavimų. Tai aš nelabai suprantu, turime įsipareigojimus, kurių nepasieksim 2030 metais. Yra įrankis, kuris jau veikia Anglijai, Prancūzijai, Vokietijai ir taip toliau, būtent tie savanoriški anglies kreditai. Tai gal tokios mano mintis. Ačiū labai už mintis. Prašau, Mindaugą.
Na, aš čia truputį dėl Nerijaus to pasisakymo, dabar mes čia labai daug tų vilčių dedam į tą laisvanoriškų kreditų sistemą, kurią kūrė Europos Sąjunga. Iš esmės, taip, mums čia reikia atskirti du turbūt dalykus, tai yra kreditus kaip skatinimo priemonė, nes mes čia kalbam apie skatinimo priemonę iš esmės. Tai ta visa sistema ir turės būti skatinimo priemonė būtent privatiems, sakysim, ir ūkininkams, miškininkams ir toms sritim, kurios bus identifikuotos. O nacionalinė apskaita, jau sakykime, jau apskaityti turėtų viską. Tai čia, sakysim, to perdengimo turbūt dvigubos apskaitos, sakysim, nebus. Sakykim, kas bus apskaitoma nacionalinė apskaitoje nacionalinė, o tie laisvanoriški tai bus iš esmės kaip skatinimo priemonė, kurią galės pasinaudoti tie, kurie, sakysim, prisidės prie ir šalies, sakysim, įsipareigojimų vykdymo. Tai dabar dėl pačio dekarbonizacijos proceso, tai aišku yra kaip toks bendras vaizdas, sakysim. Aš sutinku, kad, kaip jūs vis tiek remiatės tam tikrom gairiam, IPCC pagrindė gairiam, sakysim, tai, ką nustato, sakysim, nacionaliniai apskaitai. Iš kitos pusės toks, kaip matosi, gana, kaip pasakysiu, toks buhalterinis požiūris, sakysim, ar ne kaip tą visą dalyką subalansuoti, tai tas galbūt ir realu, bet ne tiek, kiek yra nukreipta į realius veiksmus, sakysim, kurie prisidėtų prie klimato kaitos, sakysim, mažinimo, nes, imkim, sakykim, dabar tą dalyką kaip savaiminukai, ne? Taip, jie jau yra sukaupę tam tikrą kiekį, aišku, jų išsaugojimas yra labai svarbus, bet dabar, jeigu, sakykim, žiūrėti, lyginti, sakysim, su naujų miškų įveisimu, sakysim, jų tokios kaip pastangos, taip, jas dabar reikia kažkaip priversti tuos savininkus išsaugoti, ne? Tai, sakysim, ta priemonė yra svarbi, bet jeigu žiūrėti prie papildomo, sakysim, didėjimo, sakysim, tų kreditų, tai vis tik ta miškų įveisimo priemonės turėtų būti irgi gana svarbios, sakysim, Lietuvai, nes, irgi paimkim ankstesnį Nexpa, kur mes turėjom didžiulius kiekius numatytus, didžiulės ambicijas miškų įveisimui, nes, buvo turbūt bandoma subalansuoti, sakysim, tą neigiamą efektą per miškų įveisimą. Dabar mes praktiškai sumažinom, 10 kartų, gal daugiau net kartų, sakysim, tą savo tikslą, kurį mes turėjom ankstesnį Nexpa. Iš kitos pusės dabar mes viską permetėm ant žemės ūkio, nes pagal koeficientus viskas labai atrodo gražu, žodžiu, pereinam prie tam tikrų kitokių veiklų ir mes išsprendžiam, sakysim, tą Lietuvos problemą. Tik sakau, klausimas čia yra vienas, ar ne, nes mes viską remiam koeficientus. Ir jeigu mes, sakysim, pradėsim žiūrėti, kiek realiai yra sukaupta, sakysim, ir kiek gali būti sukaupiama, sakysim, tam tikrose dirvožemiuose, sakysim, Lietuvoje ir, sakau, gali būti taip, kad sakysim, tos vertės bus ženkliai mažesnės, sakysim, negu, sakysim, yra tuose pačiuose koeficientuose numatyta. Ir, nesakau, kaip pavyzdys, ar ne, aš dabar žiūriu, jūs pateikėt tas anglies sankaupas, sakysim, tonomis, kas yra maždaug arimuose, sakysim, beriminiai, sakysim, planuojami, ar ne, kiek yra pievose, taip toliau. Nežinau, mes pasidarėm, sakysim, tyrimus, tai jie yra ženkliai mažesni, sakysim, negu kad šitie rodikliai. Tai klausimas, aišku, kokia yra reali situacija, nes jeigu taip nėra, sakysim, tai čia viskas yra, sakysim, pakankamai pakabinta ore. Mes žaidžiam oriniais skaičiais. Tai tiek. Kaip Mariau, tu nori sureaguoti, ar man? Jo, čia turbūt galima sureaguoti dėl tų mineralinių dirvožemių, tai tiesiog, kaip minėjau, mes dabar, taip, kol buvo skaičiuojama šiame plane numatytos priemonės, mes dar kaip ir ne visai buvome pradėję tuos veiksmus tobulinimo. Bet dabar tiek įpareigoti ES, tiek matydami kitų valstybių tas patirtis, galime sakyti, kad reikia tą mūsų sistemą atnaujinti, kad, kaip jūs ir minėjote, nebūtų vien ta buhalterija ir pereiti jau prie tų realesnių duomenų, tai gal, taip sakant,
galbūt tam tikrų tų koeficientų perėjimo prie nacionalinių. Tai mano minėtas pagal dirvožemių grupės gali tai padėti padaryti. Taip pat, remtis galbūt ne vieną IPCC nurodomomis reikšmėmis, bet ir kita literatūra, nes jau po truputį taip yra tam tikrų jau signalų, kad galbūt tam tikros tausojančios žemės dirbimo praktikos, jos greičiausiai nekaupia tiek, kiek nurodoma tose gairėse. Bet vis tiek reikia nepamiršti to fakto, mes skaičiuojame pagal dabartinę metodologiją. Ir taip, reikia įsivertinti tas grėsmes, kad skaičius, kaip vadinate, nebūtų pakabintas ore, bet kol kas turėjome tik tokias priemonės efekto apskaičiavimui. Tai galbūt Gintaras galės dar papildyti. Taip, truputėlį papildysiu dar kitai daliai pasisakymų dėl savaiminukų ir įveistų miškų. Deja, tokia yra realybė, kad, sakykime, savaiminukus įtraukiant, išsaugant, sakykime, savaiminukus kaip po mišką, mes turime medyną, kuris yra 20-30 metų. Ir, kaip žinia, geriausiai medynai kaupia medieną ir anglį tarp 30-50 metų. Tai mes turime tą, kas jau iš karto mum ir iki 30 metų turėtų efektą. Dabar, jeigu įveisiam naujus miškus, o nukertam savaiminukus ir sudeginam, ar ne, mes turime efektą, kaip miškas iki 10 metų praktiškai nieko. Mes turime šiek tiek skaičiavimų dirvožemyje, mineraliniam dirvožemyje kaupimo per pirmus 20 metų, dėl ko truputį irgi netitinka realybės, kad kaupiasi gal kiek vėliau nuo įveisimo miško ir tas gali irgi tikslintis. Kitaip sakant, įveisti naujai miškai tai yra didelė investicija į ateitį, bet artimiausius 20 metų mes turime labai nedaug efekto. Tai žvelgiant visai neseniai nagrinėtą pelkių atkūrimą, hidrologinio režimo pelkėse, nusausintose pelkėse atkūrimą, tas efektas jau nemenkas, bet vėl ten kai kurių niuansų atsiranda. Tai, kitaip sakant, čia viską reikia nagrinėti atidžiai, žiūrėti, tą mes darom dabar buhalteriškai ir, sakykime, dėl savaiminukų ar ten dėl miškų, čia jau mes nieko nepakeisim, mes turim tuos skaičiavimus pagal augimą ir kažkas nepasikeis dėl ariamų dirvožemių efekto pakeitimo į neariminę žemdirbystę, be abejo, tas keisis ir gal šiuo metu šiek tiek perdėtos viltys, tačiau vis tiek efektas yra teigiamas ir širdis džiaugiasi, kai važiuoji per Lietuvą ir matai tuos vis mažėjančius kiekius ariamų dirvožemių, kas natūraliai. Visi suprantam, kad anglis ten yra išsaugoma. Klausimas, kiek. Tai ir norėtųsi galbūt ir su augintojais plantacijų žemės ūkyje pasišnekėti ir ieškoti tų normatyvų, nes ten kaupimas anglies efektyvesnis negu įveistam paprastam miške. Tai vėlgi čia mes iš tikrųjų turėtume tęsti tą diskusiją, dalyvaujam jūsų rengiamuose renginiuose ir galbūt dar vertėtų mums čia susitikti ir ieškoti, nes mums reikalingas pagrindimas, kad įtraukti mūsų buhalteriją. Mūsų pastangos yra į tą pačią pusę. Taip, dabar aš pasižiūrėsiu eilės tvarka, kas pakėlė ranką pirmiau, kad nesupainioti. Tai pirmiausia, Kęstutis, prašau. Negirdime garso, Kęstutį, prašau įsijungti. Atsiprašau, girdite dabar turbūt. Dėkui, Gintarai, žodį. Aš truputėlį irgi, kaip sakant, pakomentuoti tą iškilusią diskusiją dėl tų kreditų ir Nerijaus ir Mindaugo, kaip sakant, pasisakymus. Sąlyginai jiems ir pritarčiau, kad vienareikšmiškai valstybės institucijų įsitraukimas turi būti ir jisai vienokio ar kitokio konteksto turėtų būti daromas ir ką sako, pavyzdžiui, Mindaugas, ką sakė, kad nacionalinė apskaita ir savanoriški kreditai, jie tarsi ir yra atskirai, bet sąlyginai jie turėtų būti įtraukiami. Kodėlgi, nes
ką ir dabar, sakėt, pasidarė tam tikrus tyrimus ar eksperimentus, kur parodė mažesnės vertės. Tai taip, tai tos vertės galbūt ir yra mažesnės, bet mes jas ir sužinotume, tas vertės, jeigu tie ūkiai, tie eksperimentai būtų įtraukti nacionalinę apskaitą. Tai ką aš noriu pasakyti, jeigu ūkio lygyje mes žinotume atitinkamas emisijas, absorpcijas, tai tie koeficientai natūraliai ir tikslėtų. Ir kaip sakant, nereikėtų taip numest, kad nacionalinė yra nacionalinė, savanoriška yra savanoriška ir jos, kaip sakant, nedraugauja, nes kas gausis, kad jeigu ateityje, jeigu eisim šiuo keliu, ateityje mes, tarkim, turim daugybę šitų savanoriškų rinkų, ūkininkai tiesiog prekiauja kreditais ir informacija apie sukauptą anglį tiesiog net nesidalina. Tai kodėl jie turi dalintis informaciją ar duomenimis ir gausis taip, kad mes galbūt ir būsim žalesni, bet nacionalinė inventorizacija to nepasakys, nes jinai neturės informacijos aktualios iš ūkininkų, nes nebus įtraukti į tam tikrą nacionalinę apskaitą. Tai, kaip sakant, kad išvengt tokių dalykų, tai vienareikšmiškai pritarčiau Nerijaus pastebėjimams, kad tos lyderystės turi imtis ir valstybinės institucijos, atsakingosios institucijos tiek iš aplinkos ministerijos, tiek iš Žemės ūkio ministerijos ir įvairiais projektais ir iniciatyvomis, kaip sakant, bandom drauge, kaip sakant, eit tam tikrų pasirinktų kelių. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū Kęstučiui. Zigmas Medingis norėtų įsijungti mūsų diskusiją. Prašau žodį. Labas rytas, mėly kolegos. Ačiū Marijau už labai samų pristatymą. Eilinį kartą, kai tik klausau, vis kažką naujo sužinau ir tampa aiškesnis vaizdas, kaip tai atliekamas yra ŠESDO ir emisijos skaičiavimas. Ačiū Gintarai už suteiktą galimybę. Man toksai klausimas kilęs, kuris ne visai tiesiogiai siejasi su žemės ūkiu, bet aš paskui davėsiu logiką, kur čia gali būti ir žemės ūkyje gyslelė sąsajos. Pirmiausia, man vis laikas toks knieti klausimas, kaip čia dabar yra, jeigu kalbam apie subrendusius miškus, kurie žaliuoja, o žaliuojantis neišvengiamai kaupia CO2, tiek šaknyse, tiek lapuose, tiek kamiene. Bet pagal IPCC metodiką skatinami tie miškai iškirsti. O šiuo atveju miškai tokie brandus paprastai atlieka dvi funkcijas – kaupimo CO2 ir labai svarbu vaidmenį biologinės įvairovės išsaugojimui. Ir staiga, kai mes kalbam apie tvarius dalykus, iššoka mintis, reikia naikinti tai, kas labai tvaru ir labai svarbu. To dalyko aš nelabai suprantu. Bet čia ir man kyla kai kurių klausimų dėl IPCC metodikos. Aš suprantu, kad čia gero ne mes ją keisime toje vietoje, bet norėčiau čia pakviesti visus kritiškai pamastyti, kai kuriuos atvejuose, kaip turėtų būti skaičiuojamos emisijos ar absorpcijos ir pirmiausia, ko gero, blaidę logiką remiantis. Kaip antai, jeigu tai vyksta natūralūs procesai, jie niekada negalėtų būti priskirti prie emisijų generavimo. Kaip antai, nes jeigu tai būtų norma, kad natūralūs procesai yra emituojantys, tada žmogus, kiekvienas iš mūsų čia sėdintis, tampa atsakingu už, pavyzdžiui, gamtinių dujų išsiskyrimą vandenynuose arba vulkanų išmetamų teršalus. Nu, ko gero, aš tikrai negalėčiau pasakyti, kad Zigmas užkūrė vulkaną. Tai va čia norėtųsi visur tokios logikos ir blogiausia, kad netgi, kai mes atliekam kokius tai tyrimus, vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, Orgbalto, atliekami tyrimai dėl durpžemių naudojimo, ten atskleidė vieną keistą dalyką, kad mūsų skaičiavimai, ko gero mūsų metodikos, kurias mes esame parengę tame projekte, ne visai teisingos, nes juos duoda didesnius emisijų faktorius, negu yra IPCC metodikoje. Ir kartais, kaip mūsų partneriai sako, darykite mokslinius tyrimus, įvertinant Lietuvos specifiką, gal yra geresni dalykai. Pasirodo, kiek mes bedarytumėm, dažniausiai mūsų tyrimai rodo, kad gali būti negeriau. Ir va čia reikia labai rimtai pasvarstyti, bent jau sudarant metodikas, kad būtų visas ciklas įvertinimas. Nes jeigu, kur pastebėjom, pavyzdžiui, Orgbalte problemą, mes skaičiuojame tik iš dirvožemio įsiskiriantį CO2 po to, kai nukrito lapai nuo, pavyzdžiui, juodalksnio. O palaukit, o kaip tuose lapuose atsirado CO2? Ar ne iš atmosferos absorbavo? Tai jie paima tik vieną elementą, o kito elementą, kuris absorbuojantis, dėja nepaima. Aš nežinau, ar tai yra logiška, mano supratimu tai ne. Ir dažniausiu atveju gali būti, kad tokios pat loginės klaidos yra IPCC metodikoje. Ačiū.
Ačiū labai, labai puikus pasisakymas ir geri klausimai. Čia aš dar norėčiau Marių paraginti pasižiūrėti čatuose, kad kol aš čia moderuoju tą diskusiją, galima būtų ir ten nepamiršti žmonių, bet būtinai dabar turime atsakyti. Dabar, jeigu aš teisingai supratau, dėl IPCC metodikos ir miškų, tai yra klausimas, ar mes turėtume sustabdyti kirtimus visiškai ir miško visiškai nekirsti, nenaudoti. Tai čia, aišku, neturime mes dabar iliustruojančių skaidrių, bet reiktų apie tai pašnekėti. Kas būtų, jeigu mes visiškai nekirstume miškų? Iki tam tikro laiko jie augtų, mažintų savo prieaugius ir tam didėtų iškrentanti, tai yra žūvanti dalis, ir tam tikrų metų jie paprasčiausia gamta nukirstų. Mes, aišku, neturėtume nukirsto medžio produktų, kuriuose galėtume ilgesniam laikui užrišti produktus ir neturėtume visų tų baldų, na ir tikėtina, tai padidėtų plastiko naudojimas ir visa kita. Tai, ta prasme, realybė yra tokia, kad mums reikalinga gaminti medienos ir tas, aišku, trumpuoju laikotarpiu turi įtakos kaupimui. Tačiau jeigu pasižiūrėti ilgalaikės tendencijas, tai mes turim labai stabilius iškertamą kiekį. Apie 10 milijonų kubinių metrų, kas atitinka maždaug apie 12 milijonų CO2. Kertame kasmet, iš jų kažkur ten apie 2 milijonus pagaminam nukirsto medžio produktais. Visa kita, taip, emisijos, iš dalies tos emisijos pakeičia iškastinį kurą, tas irgi nepamirškime, tik tas atsispindi jau nebe mūsų balanse ir energetikoje. Ir aš sakyčiau, kad tai yra labai sveika situacija. Mes neturime jokių kirtimo šokinėjimų, kaip kai kuriuose šalyse yra, kad staiga padidina kirtimus, galbūt netgi 16-18 metų, kad sumažinti ten referencinį lygį ir po to sumažina. Tai šiuo atveju kaip ir matėte, mūsų įsipareigojimai aukšti, nes kaupimas didelis ir miško naudojimas yra labai nuosaikus. Tai čia aš taip atsakyčiau. Daugiau į Zigmo pasisakymą, gal Marius kažką nori papildyti? Ką praleidau? Galbūt dėl tos biologinės įvairovės, tai be abejo, tos sengirės ir kiti ganėtinai seni miškai ir turi tą biologinės įvairovės aspektą, kurio mes taip pat negalime ignoruoti, bet turbūt tą šiek tiek sureguliuojam vyriausybės priimama kirtimų norma, kad tiesiog nebūtų beatodairiškai atliekami tie kirtimai ir mes išnaudojame tik apie, galbūt Gintaras pataisys, apie 60% to bendro metinio prieaugio mūsų. Tai esmė tame, vis tiek mūsų miškai yra pakankamai neblogoje situacijoje, lyginant tiek su kitomis valstybėmis, kadangi tikrai yra pakankamai daug tų saugiklių, kurie padeda užtikrinti, kad tiesiog nebūtų iš karto viskas kertama, vos tik tai yra kažkokia ekonominė paskata, kai pasiekia tam tikrus parametrus ir panašiai. Tai yra tiek natūra, tiek rezervatai, tiek ir kiti aspektai, kurie taip pat apsaugo miškus ir jie nėra visiškai taip pilnai panaudojami, kai tik yra galimybė tam. Tai toksai šiek tiek papildymas ir matau kelią nykštį, tai turbūt gerai. Ir tada matau Kęstutis. Prašau, Kęstutį. Garso trūksta? Ignoruokite, atsiprašau, buvo pakelta ranka iš anksčiau. Taip, tai tada Mindaugas, prašau. Na, mano komentaras Zigmui turbūt čia sakyčiau. Iš tikrųjų taip, tikslindami, dabartinė apskaita, kurią mes turim, sakysim, nacionaliniai remiasi koeficientais. Ir mes iš tikrųjų gali būti taip, kad mes taip labai šiemet įvyko didžiulis perversmas, ar ne,
anglies srityje Lietuvoje, kai, žodžiu, visi staiga netikėtai perėjo prie beriminės žemdirbystės ir mes turbūt išsprendėm Lietuvos klimato kaitos problemą nacionaliniu mastu. Tačiau ar iš tikrųjų, sakysim, taip yra? Tai va čia, jeigu mes neturėsim realių skaičių, sakysim, kas vyksta ir kokie tie pokyčiai ir kokia yra pradinė, sakysim, būklė, sakysim, dirvožemėse, kaip vyksta pokyčiai taikiant vieną ar kitą metodiką, tai taip mes su tais koeficientais labai gražiai, žodžiu, atrodysim. Bet ar realiai mes mažinsim klimato kaitą, tai čia yra klausimas. Taip, kažkiek prisidėsim, bet sakysim, ar sakysim, tais tom apimtimis. O dėl miškų, aš nežinau, gal va čia jūs dar iš miškų tarnybos pataisys, turbūt miškai yra būtent tas rytis, kur yra reali apskaita. Nes yra daromos miškų inventorizacija, tai yra vienintelis, sakysim, dalykas, kuris yra realus. Ir tie skaičiai, kad yra mažėja, sakysim, tai yra susiję būtent su tų medynų amžiaus didėjimu. Viena iš pagrindinių priežasčių. Tai yra, kai sakom, nekirskim ir nenaudokim, ar ne, tai mes turėsim labai didelės sankaupas. Taip, galbūt, sakysim, jeigu nustotumėm kirsti, sakysim, mes tam tikrą kiekį turėtumėm, sakysim, didesnį prieaugį, sakysim, nacionalinė apskaitoje, bet, tai yra trumpas laikotarpis, nes, mes žiūrim ne į, sakysim, dešimtmetį, bet čia klimato kaita, sakysim, yra nuolatinis klausimas. Tai, sakau, dėl miškų turbūt vienas dalykas, kad čia yra vienintelė sritis, kur mes turim realų dalyką, o ne, sakysim, paremtą koeficientais. O dabar Zigmas dar turi minčių, prašau. Ačiū, Gintarai. Džiaugiuosi, girdėdamas paties atsakymą. Tai vis vienas klausimas dar kyla, ką ir Nerijus minėjo. Jūsų lentelė rodo, logiškai, rodo, kad tai iki 19 metų visa seka kirtimų apimčių pokyčių, ne? Bet dabar mes turime 23 metus. Ir pagal informaciją, kuri pasiekia iš žiniasklaidos, paprastai kirtimai, kiek suprantu, vyksta jau gerokai intensyviau. Ir kertami netgi tie miškai, kurie priskiriami saugotinom teritorijom. Tai man truputį tai labiausiai neramina, kai mes kalbam bendrąją prasme apie biologinės įvairovės išsaugojimą, apie klimato klausimus, staiga prieinam prie tokių keistų sprendimų arba veiksmų. Ačiū. Taip, ačiū už klausimą. Taip, čia metai iki 19, tai, ką mes radom oficialiuose statistikose, mes nacionalinė miškų inventorizacijai matuojame ir, kaip sakiau, ateinam kas 5 metai, Marius čia sakė, kad ateinam kas 5 metai patikrinam, yra keliamas ar nėra, reiškia, kiekvienais metais po 1/5 aplankome nuo viso objekto ir mes nematom pagal tą 1/5, kad kažkas išsiskirtų nuo senesnių tendencijų. Tai, kad mūsų miškai jau visiškai iškirsti, tai nebe šių dienų yra klausimas. Tai, ta prasme, spaudoje tai buvo kalbama nuolat. Ir nuolat mes buvome tikinami, kad miškai iškirsti, bet visos mūsų statistikos, kaip sakiau, rodo, kad mes judame apie 9–11 milijonų kubinių metrų per metus be labai didelio pokyčio. Tikrai tas pokytis yra tikrai, kaip pasakyti, neženklus ir tarpais net paklaidos ribose. Ir atskiri metai, jeigu paimtume praeitų metų matavimus, pasižiūrėsime, kas bus už praeitų, didelio skirtumo neradome. Aišku, mes turime naują tendenciją dėl klimato kaitos, vėlgi ligų paplitimą. Ir ypatingai eglynuose turime labai daug pažeidimų ir be abejonės čia iš to vyks tam tikri procesai. Pirmiausia, tai mes turėsime dar sumažėjusį kaupimą ir padidėjusią žuvusią dalį. Ir miške liekančią medienos dalį žuvusią tikrai turėsime didesnę ir padidintus sausos medienos kirtimus, bet tuo pačiu metu pas mus yra bent jau valstybiniuose miškuose reakcija, tai yra mažinami pagrindiniai kirtimai. Ir tuo būdu mes, turėdami panašių tokių pokyčių, mes juos sušvelniname, bendras kirtimų kiekis maždaug išlieka tas pats. Ir ten tas padidinimas, kuris numatytas dėl rezervuotų miškų, ten yra iš tikrųjų minimalus, matysite, poveikio beveik neturės.